Gerbiamieji, ramiau. Čia šioks toks priedas prie praeito vaizdainiuko. Nesistebėtina, kad pažiūrėję praeitą vaizdainiuką daugelis puolė reikšti savo nuomonę komentaruose, tuo pačiu išsiduodami, kad jūsų supratimas apie pateiktą temą, taip sakant, jeigu būtų tekstas, tai sakyčiau tekstas suvokimas, bet kadangi buvo vaizdainis, tai pateiktos vaizdo medžiagos suvokimas yra siaurokas, ypač tų, kurie komentaruose sakot, ten rašo, pavyzdžiui, ne visi mentai yra blogi, kaip sakant, ne visi policininkai yra blogi. Niekas jie nesakė, kad visi policininkai yra blogi. Arba ten mentai anokie ir tokie, turėdami omeny tik uniformuotus, daro tą blogai, ten stabdo, bispritėlą kažkokį daro viską. Gerbiamieji, ašgi sakiau, kad mentas, tai yra tik tai lygis, sakantis to individo, kuris negali dvasiškai, ir visai kitaip savo sąmoningumu pramušti to lygio. Tai tas lygis yra vadinamas mentas. Ir mentas, nebūtinai turi būti uniformuotas koks nors, labiau policininkas. Ne visi uniformuoti yra mentai. Taip, tarp tų policininkų dar yra, šiek tiek suprantančių ir galbūt gerų žmonių, bet jeigu jie būtų iki galo geri, tai jie nedirbtų ten, kur jie dirba. O mentai, tai yra toks, sluoksnis, suvokimo ribos, sluoksnis, kur jie ir eina dirbti. Į policajtūrą, į kokią nors kitą stukačių kantorą, į dabartinių gabašnikų kantorą. Tie, kurie turi šeimininkus, kurie negali be pavadžio ir grandinės, laisvai gyventi, sakykim taip. Be nugodimų, be įsakymų. Tai čia vieno tokio aspekto. Kito aspekto, mentas gali būti ir paprastas kiemsargis, valytoja, durininkas koks nors. Aš čia nenoriu pažeminti šitą socialinio sluoksnio darbuotojų, bet kai sakau mentas, tai labiausiai tai pasireiškia tuo pandemijos vadinam laikotarpiu, kai čia visiems maskės liepė užsidėti ant kažkokius gyvulių pasus, kažkokius, leidimus turėti. Man pačiam nuvykus į Kauno bazę, taip sakant, prie durų stovėjo tokie mentai. Vienas su apsauginė uniforma, kita išvis su šepečiu kažkokiu pasiemus, iš viso išlindus iš kažkokios uborkės. Valytoja, kaip pasakau, ir neleisime tavęs čia be to paso, be tos maskės ir viskas. Tai tokie yra mentai. Tai čia vieni iš tų mentų. Kiti mentai yra, sakykim, sėdi iš kokią nors prekystalę, sakant, neparduosiu aš tau. Ir net tavo pinigų neimsiu, kadangi tu biansnukė esi. A čia pas mus užrašyta, grynas mento mentalitetas. Tai be uniformas, su kalatu tiesiog sėdi babelė kokia nors ir tiešinam. Tai kas yra mentas. Dar čia ką pasakyti. Arba autobusą koks nors vairuotojas, sako, neįlipsi tu į tą autobusą, neįleisiu aš tavęs, kadangi tu bei ansnukė tokia. A mum lieptava taip, bei ansnukė neleisti. Tai irgi vairuotojas mentas, lygmuotas supratimu, kaip sakau jie. Tai štai kas yra savoka mentas. Tai nebūtinai, kaip sakau, jūs, kad vadinat tuos policajus su uniforma. Supraskitgi pagaliau, kas turėta omeny. Tiesa, tuo praeito vaizdainių, iš praeito vaizdainių, nebuvo siekiama skatinti kokios nors neapykantas, nesantarvės, pažeminti ką nors, ten pasityčyti iš ką nors. Tai buvo tiesiog tokie subjektyvūs išmąstymai. Taip, kad linkiu visiems
prieš sekant ant ką nors, pasižiūrėti į veidrodį, kaip patys jūs atrodot. Ar jūs patys nesat mentai, ką? O aš žiūriu į savo, žiūriu, nu ne mentas, jopštoivlia. Nu tikrai ne mentas. Kas jau norit, kas bet, nu ne mentas. Sutinkat?